Gaminkim Benedikto kiaušinius. Tikrai nieko sudėtingo. Parodau, kaip gaminti. Pirmiausia, pasiruoškime bulkutes. Tai man prireiks česnako ir alyvuogių aliejaus. Alyvuogių aliejaus kokį šaukštą, nes čia bus bandelių skonio pagerinimui. Viską išmaišau, bandeles perpjaunu per pusę ir aptepu. Dabar su tuo česnaku ir aliejumi aptepu viršų. Kai gaus bandelės tokio česnakinio skonio. Bandelės į orkaitę ir pakaitinam kokias 5 minutės. Daug nereikia, jos kad sušiltų ir truputuką apskrustų. Kol bandelės skrunda, pasigaminkim padažą. Man reikės 2 kiaušinių trynių. Trynius atskiriu nuo baltymų. Baltymai atskirti ir čia plaksim. Į padažą 1 šaukštelis garstyčių ir šlakelis obuolių acto. Viską išsuku blenderiu. Kol ruošiam padažą, užsivirinam vandenį. Dar man prireiks sviesto, aš jį ištirpinu karšto vandens vonelėje. Karštas vanduo užvirintas, sviestą išstačiau į vonelę ir aš jį ištirpinu. Man reikia, kad sviestas būtų skystas, bet ne karštas. Štai sviestas pasidarė skystas ir pratirpęs. Dabar šitą sviestą plona srovele į mano trynius. Ir pastoviai maišant. Gaunasi toks kiaušinių majonezas. Tirštas, susiplaka padažas, sviestas, garstyčios, truputis druskos ir kiaušinių tryniai. Į šaldytuvą, kol išvirsim kiaušinius. Kai vanduo užverda, žiupsnelis druskos į vandenį ir kokie 3 šaukštai to paties obuolių acto. Sumažinam ugnį, kad vanduo tik truputį burbuliuotų, bet nevirtų taip, kaip verda, pavyzdžiui, vanduo. Tai jisai turi truputį kilti tokie. Tuomet darom sūkurį. Į vidurį dedam kiaušinį. Kiaušinį įsimušam į atskirą indelį, tam, kad jisai, nesutrūktų, nesubirėtų. Ir tuomet į karštą vandenį, kuris yra išsuktas į sūkurį. Į vidurį ir matot, tas sūkurys suformuoja kiaušinio apvalumus. Galima dar kartą pasukti tą patį sūkurį. Viskas. Minutė. Pusantros, bet ne ilgiau. Toliau išimam su kiaurasamčiu ir dedam ant servetėlės, kad nuvarvėtų visi vandeniukai. Sekantį kiaušinį taip pat išsuku sūkurį į viduriuką
ir leidžiu susiformuoti burbuliukui. Vanduo sukdamasi suformuoja tą apvalų kiaušinį. Galima paformuoti truputuką dar. Išimti atsargiai, kad nesutrūktų, ir ant servetėlės. Tikrai viskas paprasta, nieko sudėtingo. Pasiruoškim daržovės. Aš pomidorus perpjoviau per pusę. Čia mažiukai pomidoriukai. Jie yra mažiukai. Mažiukai pomidoriukai. Perpjaunu per pusę. Ir čia dedu tą patį česnakinį padažą, kuris liko nuo bulkučių, į pomidorus. Viską išmaišom. Įpilam dar truputį aliejaus alyvuogių. Tik šlakelis alyvuogių aliejaus, nes jau nuo česnakų buvo, tai tikrai nedaug. Ir žiupsnelis druskos. Aišku, pipirai. Ir į pomidorus įlašinu 1 lašelį citrinų eterinio aliejaus. Labai aš pamėgau pomidorus su citrina. Tikrai labai skanus gaunasi toksai skonis. Tiems pomidorams labai tinkamas. Citrina, žinot, šarmina organizmą. Tai yra vitaminas C, šaltinis didžiausias turbūt. Viskas, eikim serviruoti lėkštes. Bandelė, kuri kvepia česnaku. Ant jos dedame salotas, lapelius, kad gautų daugiau ląstelienos. Turėjau lašišos. Tai lašišos keli gabaliukai ant bulkutės. Lašiša sūdyta. Man labiau patinka negu rūkyta. Ant viršaus benedikto kiaušinis ir aišku, kaipgi be majonezo, kurį pasidarėm iš kiaušinių trynių. Viską ant viršaus tą padažiuką. Štai koks tirštas padažas. Tikrai kiaušininis majonezas. Ir sekantis yra pomidorai su citrinos eteriniu aliejumi. Kvepia virtuvė visa. 10 minučių, nieko sudėtingo. Viskas yra paprasta, lengva, tik gaminkitės. O jau tie pomidorai su ta citrina tiesiog tobuli.